Ei, Hei, buvo nutikimas ant Lietuvos, sveiki visi gyvi, neeilinis ir turbūt, nežinau kaip tu Ema manai, bet gal aš šiaip pesimistiškai kalbu, bet aš manau, kad toks įvykis kaip viceprezidentės apsilankimas, kompanijos viceprezidentės apsilankimas Lietuvoje, labai tikiuosi, kad jinai dar atvyks kada nors į Lietuvą, tačiau turbūt tai nebus labai greitai. Kaip tu manai ir kokie įspūdžiai iš šito susitikimo, kuris, bent jau forever pasaulyje lietuviškame buvo tikrai neeilinis ir nepakartojamas, turbūt galima būtų tai pasakyti. jo, žinai, jeigu aš nežinočiau visos istorijos ir sakyčiau savo žmonėm ar klientams, sakyčiau, per 4 metus, kiek esu šitoje kompanijoje, to dar nėra buvę. Bet kai tu supranti, kad nėra per 20 metų buvę tiek, kiek Forever Baltics yra Lietuvoje, tai va čia tai tikrai neeilinis įvykis ir labai gera buvo būti viso to dalimi, buvo gera klausyti jos, buvo gera prisiliesti, nusifotografuoti. Tai yra tokia energetika žmogaus ir tu supranti, beje, Holly Stout yra viceprezidentė produktų kūrimui. Tai būtent jinai yra atsakinga ir jinai nuo jos prasideda viskas. Tai yra idėja pirmiausiai galvoje, ar ne, paskui jos įgyvendinimas, tada aišku aptarimas su visa valdyba, sprendimų prieimimas. Kaip sako, pati Holly man labai patiko, sako, tikrai ne viskas nuo manęs priklauso, bet aš turiu labai tvirtą žodyną. Tai jau jeigu jinai kažko užsimano, tai jinai vis tiek per laiką pasiekia tą savo tikslą. Tai buvo tikrai neeilinis įvykis Forever padangėje. Taip, ir yra labai gražios nuotraukos, kurias galite pasižiūrėti pas Emą socialinėse tinkle, nes Ema, jinai yra mano akim žiūrint, yra nebegalo fotogeniška moteris, tikrai ne ką prašiau atrodanti kaip ir viceprezidentė ir jos yra tikrai puikiai, tai tikrai galite ten nueiti pasižiūrėti, graži, nuoširdžios, gražios, puikios nuotraukos. Aš gal pridėsiu, sakydamas, esu šiek tiek keliais metais ilgiau Forever Living negu Ema ir per tą savo laikotarpį, jeigu kalbėti tų pirmo ryškumo žvaigždžių, be abejo, kad viceprezidento atvykimas pas mus į sąlyginai nedidelę rinką, tai yra tikrai įvykis ir aš manau, to tikrai greitų bent laiku, o galbūt ir prezidentas atvažiuos, negaliu kalbėti už biurą, bet tikėtina, turint istoriją 20 metų, kaip Ema sakė, tikėtina, kad greitai nebus. Kimas buvo Medsonas, briliantinis menedžeris, kuris yra toks savotiškas krikštatėvis Baltijos šalių. Jisai čia mano, kiek aš čia esu, jeigu nesuklysiu, buvau aš jo viename, kai jis buvo atvykęs, susitikime su juo, tai buvo irgi tikrai išskirtinis puikus susitikimas, nes tokie žmonės, tai yra svarbu su jais susitinka, ne ką jie pasako, bet jų energetika yra svarbi. Tu neatsiminsi, ką jie kalbėjo, turbūt po jau ten, nežinau, po keletą mėnesių, tačiau tą energetiką tu visada jausi ir jinai duoda tokio gero naujo drivo ir judėjimo į priekį ir augimo. Aš beje žiūrėjau įrašą, nes buvau išvykęs, tuo metu negalėjau dalyvauti, tačiau be abejo pasižiūrėjau, apie ką buvo kalbama, žiūrėjau kelis kartus, man tikrai paliko labai didžiulį įspūdį jos pasisakymas ir tai yra beje, dar kartą Ema praplėsiu, papildydamas Ema, kad čia yra produktam, tai yra kolagenas, būtent, kiek žinau, tai buvo jos toks, visas tas kūdikis, patikslink mane, Ema, jeigu aš klystu, bet jos tas kūdikis, kurį jinai nešė per valdybą, nešė į rinką, TX4 irgi jinai, kiek žinau, irgi nemažai buvo prisidėjus prie to, visai eilė kitų naujų produktų, apie kuriuos jinai kalbėjo, nuo žaliavų galbūt parinkimų, niuansų ir taip toliau, ir taip jinai irgi sakė, būdama susitikime Kaune, tai irgi jos yra ta prerogatyva ir jinai be abejo turi tvirtą žodį, nes yra jos kuruojamoje srityje yra atsakomybė už produktų patrauklumą, už naujų produktų įvedimo į rinką, tai yra didžiulė atsakomybė, kolosali atsakomybė žmogui
tokioje kompanijoje, milijoninėje kompanijoje kaip Forever Living ir pabuvimas su ją, pabendravimas, išgirdimas tai, ką jinai pristato ir tai, ką kalba, tai yra didelė patirtis, kurią tu gali vėliau neštis tą energetiką savo širdyje, dirbdama šioje kompanijoje. Taigi, kokie buvo pagrindiniai akcentai, tu dalyvavai gyvai ir bendravai gyvai tame pristatyme viceprezidentė? Man žinai, kas didžiausia iš viso to įspūdį paliko, kad reikia suprasti, kaip tu sakai, kompanija dirba daugiau negu 160 pasaulio šalių, ne? Tai realiai yra nedaug šalių, kuriuose nedirba ir negali gauti šitų produktų. Kitas dalykas, tai yra multimilijoninė kompanija, ne? Bet tai yra vienas šeimos verslas ir tai labai 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 aiškiai jaučiasi. Ir kai buvo Holly čia atvykusi, man žinai, kas labiausiai įstrigo, jinai, pavyzdžiui, sako, užduokit man klausimus, ar ne, galbūt kažkas neramina, galbūt apie produktus turit kažką paklausti, bet grinai, kas yra mano kompetencijų, juos atsakyti. Ir jinai kiekvieną kartą, pavyzdžiui, sako, kai mes kuriam naujus produktus arba kai mes koreguojam, ar ne, dėl, pavyzdžiui, ES standartų kažką, sudedamasis dalis, ten keičiam visas, žodžiu, formulės ir viską, jinai sako, mes visada atkreipiam dėmesį į tai, ką sakot jūs. Mes jūs girdim. Ir jinai kiekvieną kartą tą labai pabrėžė. Mes jūs girdim. Jūs to prašėt, dėl jūsų mes pakeitėm tą, dėl jūsų mes padarėm tą, nes jūs prašėt. Ir va tas kiekvieną kartą, žinai, kai sako, mes jūs girdim, aš suprantu, kad tai yra kompanija ne apie tai, kad, žinai, o čia susėdę valdybos, žinai, visi pirmininkai nusprendė, kad bus taip ir ne kitaip. Ne, jie girdi, ko prašo žmonės, jie girdi, ko jiems reikia, jie girdi, kaip turi būti ir pati sudėtis, ar neaišku, paskui dar mokslo remiasi ir viską, bet esmė tame, kad viskas yra paremtas ant komunikacijos, ko reikia klientui, ko reikia distributoriam ar ne, ir ko reikia jiem, kad ta įmonė klestėtų. Tai man tą aš išsinešiau, kad mes jūs girdim. Mes jūs girdim. Tai man tas labai labai didžiulį įspūdį paliko. Jo, man šitas irgi tikrai liko ir tai yra turbūt pirmas akcentas, kurį aš akcentuoju ir beje, kurį galbūt net taip gerai girdi, kaip reikėtų girdėti žmogus atėjęs tik į tinklinę rinkodarą, jeigu jis žiūri kaip į verslą. Tai yra, kad tai yra kompanija, tai yra šeimos verslas ir tas beje labai jaučiasi nuo pat pirmų dienų, kiek aš esu čia ir Holly apie tai irgi akcentavo savo pasisakymę ir tai darė ne vieną kartą, tai yra tiek kalavijų laukai, tiek gamybiniai pajėgumai, tiek logistiniai pajėgumai, tiek netgi Vilniaus biuro uždaroji akcinė bendrovė, jos akcininkai yra būtent amerikietiškas centrinis biuras, tai galima pasižiūrėti, rekvizitą LT, ar kur aš buvau radęs, tikrai tai yra irgi, tai yra viskas yra vienose, vieni sako, gal tai gerai ir tai blogai. Taip, patikėkite, jeigu esate susidūrę su kitomis tinklinės rinkodaros kompanijomis, kurios primena daugiau korporatyvinį valdymą, tai yra jų akcijos pardavinėjamos biržoje, kaip pavyzdys, arba nėra aiškaus produkto, tai yra tinklinės rinkodaros kompanijų, kurie pardavinėja labai, turi didelį margą produktų spektrą ir nebūtinai viską jie gamina patys. Arba tu, pavyzdžiui, kalbi su robotu, kaip sako, moteris robotas, dabar žinom, kas yra moteris robotas, kai jūs paskambysit bet kur, jums sakys, spauskite vienetą, spauskite trejetą, spauskite. Bet iš šitų smulkmenų susidarė tai, apie ką būtent viceprezidentė ką akcentavo. Tai yra, mes jūs girdime, mes su jumis bendraujame ir taip čia iš tikrųjų yra ir tai yra, tas turbūt didysis šios kompanijos pliusas, aš net mano akim žiūrint net pirmoje vietoje, tai yra, kad tai yra kaip tu jautiesi, kad ir kaip tai galbūt, nežinau, keistai skambėtų, kaip didelėje šeimoje, tai yra tave girdi, tave mato, tu gali pasakyti savo nuomonę, tu gali kreiptis ir nekalbėti su moterimi robotė, jeigu tu skambisi į biurą dėl ten pristatymo siuntos ar taip toliau. Tu gali kreiptis, jeigu tu gavai nekokybišką, ten pažeista pakuotė, ten kokia taip gavai ar ką, tai tau atsakys ne moteris robotė arba nebus kažkoks formalus, tai bus artimas bendravimas, jei tu esi klientas. Jeigu tu esi šiame versle, tai yra
dar daugiau visko, to bendravimo, netgi jau aš nekalbu apie Vilniaus biuro direktorių arba ten kitus darbuotojus, kurie yra vėlgi puikiai šeima, kuri visada tau padės ir pasakys, tai labai, labai stipriai čia jaučiasi ir tai ateina iš tokio lygio net darbuotojų ir asmenų kaip viceprezidentas, kuris irgi atvažiavęs į Lietuvą, tai akcentuoja, kad mes jūs girdime, mes jumis kalbame. Ir tai nueina iki pačio, iki Vilniaus biuro arba net, nežinau, iki distributorių net lygio, ar tai tikrai labai jaučiasi ir tai yra tikrai labai, labai stipru. Tačiau jinai kalbėjo, žinai, man dar, Ema, buvo nemaža jos pranešimo dalis būtent apie tai, kaip jie renkasi žaliavas ir tai iš tikrųjų buvo didžiulis akcentas. Jo, nes mes dažnai lyg tai kalbame, aš irgi turėjau ne vieną galbūt klientą, kur, tai ten pas jūs galbūt ten kažką tai atrado, kažkokią sudedamąją dalį, tai Haulė irgi apie tai daug kalbėjo, kad yra kai kurie tai, kas turi būti produktuose, tiesiog reikalavimai ES arba ten kitų tam tikrų institucijų, bet vėlgi apie tą derybų kelią, ir jinai daug kartų akcentavo, kad mes visada keliame kuo aukščiausius tiek nuo žaliavos iki logistikos, iki pristatymo, kad tai atitiktų ir standartus, kurie yra, standartus, kurie grupė žmonių ir ten kartais mes prarandame produktus tiesiog arba jų sudėtys yra keičiamos dažniausiai, irgi tai būna dėl to, kad yra pasikeičia kažkokie tai ES reikalavimai arba ten pasaulio organizacijų reikalavimai. Tačiau apie tas visas vingrybės, bet tam, kad išlaikyti patį efektyviausią produktą, patį kokybiškiausią produktą, ir Haulė irgi tikrai labai daug kalbėjo ir tai iš tikrųjų man paliko vėlgi didžiulį įspūdį ir aš supratau, kad tai, kas pas mane yra, tos nuostatos, kurios yra pas mane galvoje, jos irgi skamba iš viceprezidentės lūpų ir man tai pranešimas buvo labai labai įdomus, kaip aš minėjau, aš jį peržiūrėjau ne vieną kartą, man tikrai dar kartą pakrovė ta tokia gera energija, kurią aš dabar turiu su savim ir kurią aš vėlgi galiu vystyti ir daryti iš verslo. Tai būtent ir kai Holis sako, kai atvažiuoja tiekėjai su savo standartiniais pasiūlymais, tiesiog kurie atitinka ten, pavyzdžiui, reikalavimus, ES reglamentus, o mes jiems sakom, mums reikia aukščiausių standartų. Ir dažniausiai tie visi tiekėjai išeina, nieko nepešinę, sako, jūs reikalaujat to, kas yra realiai neįmanoma. Tai sako, mums, kad atsirinkti tokius tiekėjus, kurie tikrai ateitų su pasiūlymais, kur turi paruošę patį aukščiausią ten standartą, atitiktų aukščiausios kokybės standartų, sako, tokių yra labai labai mažai. Bet jie žino, Foreveris yra apie tai. Jau jeigu duoti žmogui, užtat ir yra 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, ar net ant startiniam rinkiniui metų laiko pinigų grąžinimo garantija, nes kompanija 100% pasitiki tuo, ką jinai daro, nes viskas vienose rankose. Jie augina, jie gamina ir jie parduoda per tokius žmonės kaip mes. Ir žinai, kas dar, Šarūnai, man be galo užstrigo ir ką aš tikrai išsinešiau ir socialiniai medijų irgi tai ištransliuoju žmonėm. Holis Taut akivaizdžiai yra brandaus amžiaus moteris, jai turi būti ne mažiau 55 metai, pagal visus mūsų skaičiavimus, kiek jinai pasakė, kiek metų kur dirba. Tai ne mažiau 55, bet jinai atrodo fantastiškai. Ir ką jinai pabrėžė, kad visų pirma, jinai yra pati auksinė vartotoja tų produktų, kuriuos jinai ir gamina ir kuria, ar ne? Ir ką reiškia auksinė vartotoja, kai kartais, žinot, klientai klausia, ar galima ten vieną produktą gerti šalia kito produkto, ar tai nebus per daug, o Holis sako, aš per dieną išgeriu 40 vienetų kapsulių. Mes visi, kiek visi, žodžiu, visa salė, kiek 4, 14, nes kas supranta angliškai, tai 40 yra, toks 40 gali būti lyg ir 14, žodžiu, toks lyg ir 14, lyg ir 40 ir visi, tai jo, 14, tai 14, tai ką, 6 omegos, ne, ten kokį 6 tiem mineralai, tai jau 12. Jinai sako, ne, 4 ir 0, 40. Ir mes sėdim, ta prasme, apakę. Bet jinai sako,
Nu, tai yra apie tai. Šita kompanija yra apie tai, apie aukščiausią kokybę, apie tai, kad tie produktai veikia, apie tai, kad jinai su jais gerai jaučiasi, pamatytumėt, kiek jinai turi energijos, kaip jinai kalba. Jinai tas 4 valandas, kol buvo scenoje ir kalbėjo, jos baterija nepasėdo nei biškį, sakyčiau, jinai dar labiau pasikrovė. Jos plaukai atrodo fantastiškai, jos figūra. Ir jinai sako, kai mes kūrėm, pavyzdžiui, DX4 ir testavom, ar ne, aš sako, per metus laiko pasidariau 9 programas. Tai ką reiškia, kai žmogus gyvena dėl tų produktų, jis taip tiki tais produktais, tai va čia man yra, apie tai man yra Foreveris. Kitas dalykas, ką aš pastebėjau, Ema, tai jinai minėjo, kad jinai pati dirbo tinklinėje rinkodaroje, žino šį verslą, kaip cechą žino šio verslo, jinai pati turėjo verslą, apie tai irgi buvo dalis jos pranešimo, jinai kalbėjo apie tam tikrus niuansus ir vingrybės ir tai irgi, tokį davė tokio peno pamastymui ir, vėlgi pagarba šitam žmogui, nes jinai ne tik, kad dabar prisidėjo, jos rytis yra nauji produktai, jų įvedimas į rinką, turi visą eilę, ką jinai minėjo, ten dabar testuojamų, žiūrimo ten, kai kas papuola, kai kas nepapuola, sudėčių keitimas dėl tam tikrų valstybių ar ten ES standartų ir taip toliau, bet jinai kartu ir žino jų, kaip tą visą logistikos grandinės pardavimo procesus ir taip, nes jinai pati buvo tinklinė rinkodaro ir šiuo metu bent jau stebint menedžerio realių sąskrydžius ten arba pasaulinę sueigą, tai jinai tikrai yra ten su visa pagarba vyram, kurie yra valdyboje, bet Holly yra tikrai ta tokia, kurios pasisakymai pakankamai ryškus yra, nes be abejo, jinai yra labai simpatiška, kaip Ema sakė, moteris, galima pasižiūrėti nuotraukas, jos pranešimus, galima tikrai rasti turbūt tiek YouTube platybės, tiek internete, tačiau kompanijos didžiuosiuose renginiuose jinai irgi yra labai labai ryški ir temperamentinga, su labai energingais pristatymais, produktų pristatymais, ypatingai ten kaip TX4, aš atsimenu, buvo ir kolagenas kaip buvo, ir su kokiu užsidegimu ir su kokia ugnim jinai tai darė ir reakcija, ir jinai buvo čia Lietuvoje, Kaune, kas, parodo, kad Baltijos šalis galbūt nėra didelė rinka, bet irgi kartais vadovų dėmesys į čia nukrypsta ir kas iš tikrųjų labai ir labai džiugina. Beje, jinai dar buvo irgi užsiminus irgi apie būtent ne 150 produktų, apie tai, kad tas kompanijos filosofija ir tas būtent vienas arba keli produktai, kaip pas mus atsiranda, žinot, per pasaulinę sueigą, jie yra pristatomi, kiek yra įdedama darbo į tai, kiek yra įdedama daug visko, įvairiausių niuansų, tai irgi kelia susižavėjimą. Jeigu gerai pamenu, vien tik tai kolageno pristatymas, toks video berods buvo, ar ten kas, tai apie valandos trukmės jisai buvo vieno produkto, tai yra visais niuansais, čia buvo prieš kelis metus tas daroma ir per įvairius rakursus ir kampus, tai kiek yra įdėta širdies mokslininkų valandų, tyrimų, testavimų ir visa kita, ir apie tai irgi Holly kalbėjo nemažai. Tai žodžiu, aišku, mes su Šarūnu galim daug apie tai kalbėti, bet tiesiog reikia pabūti ir man, kas tikrai palieka tokius įspūdžius, kuriuos aš turėsiu visą gyvenimą, kai jinai yra antiek paprasta ir tave tiesiog įkrenti ją į glėbį, jinai taip, nes kitas žmogus, kuris, nedirbtų tame, jisai galbūt laikytųsi tam tikro atstumo arba būtų tas toks oficialus, kai būna rankos paspaudimas arba ten patapšnoja per petį, ne? O čia tai įkrenti tave, suspaudžia, apglėbia, žodžiu, vos neišbučiuoja, nes antiek yra gera žmogaus energetika ir jinai supranta, kad čia yra apie žmones ir apie santykį su jais ir apie ryšį. Tai aš, žodžiu, grįžau, aišku, buvau tikrai pavargus, nes 4 valandas klausyti angliškai ir daug tų mokslinių visokių terminų, nes apie produktus daug kalbėjau. Bet aš grįžau namo ir aš buvau tokia laiminga, mano fizinis kūnas buvo pavargęs, bet viduje aš jaučiausi labai labai pakylėta, tai, buvo wow. Tai turbūt toks istorinis įvykis lietuviškame Forever pasaulyje, tai yra viceprezidentės Holly Stout
pranešimas, pavadinkime taip, Kaune, kuris buvo visiškai nesenai. Na, o toliau mes turime visko tikrai labai daug ir kelionių, ir kvalifikacijų, ir vis įvairiausių akcijų, ir atrakcijų, ir Anglijos dabar sėkmės dienos kvalifikacija, išvyka su viskuo ir dar ir sėkmės diena, kuri bus pas mus jau netrukus ir daug dar visko čia vyksta, taipgi tikrai yra kur judėti, augti, tobulėti ir pasiimti iš Forever pasaulio viskas, kas jums yra geriausia, bet pirmiausia, žinoma, tam, kad gerai atrodyti ir gerai jaustis. Tai šiandien tiek, ačiū visiems, kurie prenumeruoja, ačiū visiems, kurie rašo komentarus arba dalinasi su savo aplinka, kuriem galbūt aktualūs yra Forever produktai, Alavijo produktai. Ir jeigu neturite žmogaus, kuris galėtų jūs konsultuoti, visada galite kreiptis į mūsų Šarūnų. Mes mielai atsakysim į visus klausimus. Tai šiandien tiek ir iki. Iki.